Sveiki berniukai ir mergaitės, pagaliau prisirašiau pradėti kalbėti apie arabiškus kvepaliukus. Ir aš taip pagalvojau, kad darysiu tokius trumpus, išsirinksiu vienus kvepalus, tai bus mano dienos kvepalai ir trumpam pakalbėsiu apie juos. Po to žiūrėsiu, galbūt kažką sujungsiu, nes yra tokių, kuriuos aš turiu visą liniją. Sujungsiu keletą galbūt į kokią nors grupę, tarkim, švaros kvapai, kokie, nežinau, sunkus kvapai, kažkas va tokio, citrusiniai, daleiskim, kvapai. Na, manau, supratot, bet tai padarysiu ir dienos kvapą, kokiais, tarkim, aš pasikvepinu šiandien. Kaip tik dar nesikvepinau, išsirinkau šiuos kvepalus. Visą informaciją jūs matysit, aš uždėsiu tiek kvepalų pavadinimai, tiek natos, jūs viską matysit. Aš nenoriu iškraipyti tų pavadinimų, nenoriu tų komentarų su taisyklingais pasakymais. Aš tiesiog nieko nesakau. Tai yra Latafos kvepalai. Juos labai stipriai lygina su Memo kvepalais, man atrodo, airiška oda. Pagal pavadinimą tai yra odos, turėtų kaip ir būti kvepalai, bet aš odos neužuodžiu. Tai ir pradedu pasakoti apie šios kvepalus. Pasipurškiam. Aš aplamai juos visur apsipurškiu, bet dabar yra mikrofonas, galbūt priekio nesipurkščiu, už nugaros irgi pasipurškiu. Patarimas yra toks, kad jeigu labai intensyvūs kvepalai, purškite ant sprando. Ant pečių, ant sprando, nepurškite va čia. Jūs tada užuosite ir jūs neerzins tie kvapai. Tai žinot, kai gavau aš tos kvepalus prapurškiau, man pakvipo kadagio uogom ir taip stipriai, galvoju, na ir ką aš čia nusipirkau. Visados, kaip aš papurškiu ant servetėlės. Ir po to aš padedu tą servetėlę. Tiesiog. Ant kūno neskubu purkšti, aš ant kūno papurškiu po kurio laiko. Ir žinokit, tą servetėlę taip stipriai kvepėjo, aš nunešiau į tualetą. Tualete gal kvepėjo savaitę laiko. Žinokit, galvoju, čia tai bus, kažin ar aš tuos kvepalus naudosiu. Bet galvoju, tebūnie jie ten stovi, kiek stovės nežinau, tegul stovi, nes vis tiek aš reguliariai, karts nuo karto nusiperku vis kitus kvepalus. Užsikabliavau ant tų arabiškų kvepalų ir vis perku, ką žinau, į savaitę po 2-3. Kaip kada, dar priklausomai nuo kainos. Tiesiog nusiperku, darausi savo tokią kolekciją. Ir žinot, būna taip, kada purškėsi vienais, kitais ir užsimanai kažko naujo. Ir atsimenu, vakare prisiminiau šituos kvepalus, galvoju, pasipurkšiu ant kūno. Visgi ant kūno yra kitaip. Aš pasipurškiu ant rankos ir nuėjau miegoti. Kaip man skaniai užkvypa. Aš pajutau ne tik, kad tas kadagio uogytės, bet ir citriną, ir kažkokią tai žalumą. Žinot, kai nueini miegoti, tai tokios asociacijos jaučiasi, žinot, kaip vasara, po lietaus, miške, ta tokia žaluma pakvimpa ir uogytės tos kadagio. Ir citrina kažkuom tai labai stipriai citriną neužuodžiu, bet truputėlį taip. Sekančią dieną aš nuo pačio ryto visą apsipurškiau. Galvoju, žiūrėsiu, jeigu mane supykins, suerzins, varysiu po dušu ir nusiprausiu. Nieko panašaus. Man žiauriai patiko šie kvepalai. Odos aš neužuodžiu. Odos tikrai neužuodžiu. Man keista, kad kiti žmonės odą užuodžia. Jiems kaip batai kažkokie šlapi, sudrėkę, nežinau.
tokios asociacijos. Aš visiškai neužuodžiu odos kvapo. Man pirmoji vietoj tai yra kadagio uogos, kadagys, bet nėra jisai toks stiprus, kaip ką tik prapurškus. Kiek žiūrinėjau visus tuos parfmaniakus pagrinde, tai vyrai nešioja tuos kvepalus, jaunuoliai, moteris rečiau. Tai toks kvapas išskirtinis, ne kiekvienam tikrai žmogui, neprims kiekvienas žmogus to kvapo. Ne kiekvienam patinka, kadagio uogos. Man tokia, žinokit, asociacija. Kiti galbūt kitaip užuos tos kvepalus, bet žinokit, man patinka ir aš manau, kad vasarą jie truputėlį kitaip gali atsiskleisti. Aš manau, kad vasara bus pasaka. Nežinau, žinokit. Aš taip įsivaizduoju, kad vasara bus jie pasaka. Tai vat, ant kiek yra panašus su Memo kvepalais, nežinau. Daugumai sako, kad tai 95 procentai. Nežinau, žinokit. Kainavo ar tai $17 iki 20. Jie nėra brangus, čia yra 60 ml, bet mano akimis vertas dėmesio, bet žinot, vertėtų testuotis. Nežinau, ar kas nors pardavinėja tuos mažus buteliukus, tikrai neįsivaizduoju. Ir ar apsimokėtų tuos mažus buteliukus pirkti. Juolab, kad jie nėra brangus. Žinot, jei jums nepatiks, aš manau, kad vyrams greičiausiai patiktų. Aš Irmiui nedaviau uostinėti, jis pas mane toks ožys yra. Jisai nelabai norintis. Kartais pagal nuotaiką jisai ten pabando pauostinėti, šiaip tai nežinau, bet aš jam neduosiu. Neduosiu, nes tai man patinka. Žinokit, kaifuoju. Laikosi labai gerai, laikosi visą dieną, nėra stiprus kvapas. Tuo pačiu kaip ir stiprus, bet jisai nėra toks man, daleiskim, erzinantis, kad galvas skaudėtų, nuo jo taip nėra. Bet tikrai reikia jiems atsistovėti. Pačioj pradžioj gali erzinti. Todėl prapurškus, gerai prapurškus, padedam ramybėj, ką žinau, kiek jisai man čia stovėjo mėnesį kokią, gal daugiau truputėlį. Kadangi aš turiu visą šitą liniją Latafos, Anos, Amied. Galiu pasakyti, kad visa linija yra verta dėmesio, bet apie kitus aš pakalbėsiu jau kitą kartą. Laikosi gerai, man skaniai kvepia, tinka vyrams ir moterims tikrai, bet tiems, kurie mėgsta žalumą, citrinas, kadagius, kažkas tokio. Kam patinka žaluma. Kam nepatinka, kaip sakant, čia ne jums. Tai tiek apie šios kvepalus. Koks bus sekantis kvapas, tikrai nežinau, aš tiesiog atsitiktinai pagal potraukį, pagal trauką pasirinksiu sekančiai dienai. Ir noriu jūsų paklausti, ar jums patinka šis formatas. Aš galvojau, kad reelsų aš nenoriu kurti, todėl kad ten limituotas laikas. Manau, kad nespėsiu susakyti per 3 minutės ir aš nemėgstu, kai viskas yra paskubomis pasakyta. Tai šiam kartui tiek, ačiū už dėmesį ir iki kitos dienos. Nežinau tikrai, ar kasdien kelsiu po video filmuką apie kvepalus, bet pasistengsiu dažniau.